Labas rytas. Na ką, vėl kibsim į darbus. Praėjo trumpas mūsų atostogos. Einam ruoštis objektui. Krausim langus. Važiuoja fiskaras. Krausim langus, nes reikia, kad mum nuvežęs į objektą pakeltų šiek tiek arčiau į kiemą, nes vitrina didelė, sunki, tai kad būtų kuo arčiau nešti vyrams iki angos, reikia ją pakelti kiek įmanoma arčiau. Einu paruošti, sužiūrėsiu, kas ten reikalinga mums, kokie profiliai pagal sutartį eina šitam objektui. Tai va, darbelio turim vėl pilnai. Čia. Darbelio turim vėl pilnai. Taip. Taip, mano darbo vieta. Mano darbo vieta. Užsakymukai guli kolegė paruošus. Taip. Kas čia dar? Pirštinės Lenkų. Nupirkau čia visur po eurą. Maksimai Norfoj senukose Lenkose po 28 centus gaudau. Porą, man pačios geriausios, nes lysta. Gerai, einam žiūrėti sandėlį, ruoštis darbui. Taip. Šitie langiukai važiuoja, šita paletė. O, žiūriu, čia jinai išardyta yra. Aha. Jo. Bus reikalų čia man. Gerai. Susimatysim vėliau tada. Nu va, pakrovėm paletę, langiukai išvažiuoja, važiuojam į objektą, iškrovinėsim piramidę objekte toliau. Pailgins ir palei žemę leisim, žinai, žiūrėsim, ar mašina nekeliu. Kas gali priekį. Nu, kiek tu gali. Praktiškai per stogą netgi gali perkelti, ne? Koks čia tas svoris tau?
Va taip vyksta iškrovimas pas mus. Jo. Svoris didelis, bet technika irgi rimta. Įdomu, kiek čia gali toliai nukeltis. Aha. Taip, informacijos tada apie šį objektą, kaip dirbam, kaip darom, kaip viskas vyksta. Namas A++ klasiai, kaip šiom dienom ir reikalavimai jau eilę metų yra statyboms šilumos varžos, šilumos laidumo varža nedaugiau 0,8 langam, tiek durim atitinkamai 1,2, garažo vartams atitinkamai 1,2. Taip, namas Arko M mūro blokai. Kliento pageidavimu montavimas šito lango garaže neišnešant į šilumos izoliacijos sluoksnį, todėl kad garažas yra žemesniai klasiai, jisai šiltinsis mažiau ir kad iš lauko atkosas atrodytų angokraštis vienodai su namo langais, čia sumontavom lygiai su lauku. Taip, užklijuotos juostos, priešvėjinės juostos iš lauko, viduje juostos garo izoliacija naudojamos. Taip. Langų išnešimą šiuo atveju pasirinkom, kaip ir dažniausiai rekomenduojam klientam. Naudojami profiliai. Čia klientas pats klijavos tos profilius. Yra specialūs klijai vadinami iš dešrų. Šičia klijuojasi profilis. Šiaip nebūtinos buvo atramos šitiems nedideliems langams. Pilnai atlaiko apkrovas ir be šitų atramų. Čia šitas atramas dedam, kada montuojam iki apačios, iki grindų profilius. Naudojam tvirtinimui standartinius gamyklinius kampukus, ne taip kaip kiti naudoja tvirtinimui kampus specialius cinkuotus. Čia šitie kampai yra sertifikuoti su apkrovom ir panašiai. Juostas naudojam tik iš vidaus, priešvėjinė. Tai yra garo izoliacinė juosta naudojama iš vidaus. Iš lauko neklijuojam, nes neaišku, kada klientas klijuosis fasadą darysis, šiltinsis, vėjas nudrasko jas ir jų yra tik tai duodama veiksmingumo garantija 3 mėnesiai. Po to nuo saulės ultravioleto spinduliai šitą juostą suardo. Tai va, naudojama išnešimui kampai. Tai yra pigesnis montavimo būdas su kampais, nei aplinkui naudojant visą angą apsiūnant su šiuo atveju Varmotecho firmos profiliu. Tai yra žymiai brangesnis variantas, aš nematau tikslo to daryti, nes tai papildomai 1000 ar 2000 eurų prisideda prie bendros sąmatos kainos, tai nėra tikslo. Tai va. Tokiu būdu. Toliau parodysiu mazgą, kaip yra daroma, kada langai vitrinos yra iki apačios montuojamos. Naudojam to pačio Varmotecho frezuotus profilius, atitinkamai kiekvienam profiliui yra skirtingi frezavimai. Kliento nurodymu šitie langai virš pamato keliasi grindų 0,15 cm. Iš lauko klijuojam tik apačioj juostas priešvėjinės. Čia neklijuojam, kaip ir sakiau, kadangi neaišku, kada fasadas darysis, ją vėjas nudrasko. Po to yra jinai klijuojama pačių klientų, pačių fasadininkų, kurie jau klijuoja polistirolą ir kitaip apdirba fasadą. Tai va, toks. Nusukam standartinį palanginį profilį, užsukam savo profilį, naudojam klijus sandarumui
profilis jungiasi po 1,15 m ilgio, kur susijungimai yra, taip pat naudojam klijus užsandarinimui. Šitą didžioji vitrina. Svoris jos buvo beveik 300 kg. Buvo vargelio ją įsimontuoti. Čia šonas eis balkono duris. Su vitrinam tai jau nebus tokios sunkios. Tai tiek būtų informacijos apie šitą objektą. Dar galiu parodyti teisingai laikikliai. Šiuo atveju naudojam stiklo pluošto laikiklius. Aišku, jie būna ir metaliniai. Čia taip pat falanginis profilis pasuktas, kad būtų tvarkingai. Kiti stato ant tokių kaladukų paaukštinimų, bet tai nėra tvarkingai. Per visą aukštį naudojam šitą profilį, po to prieina čia šiltinimo puta. Vedžiojami, dedami šildymui vamsdelį ir betonuojamos grindys. Iki po langų, jau po apačią. Šito atveju naudojam stiklo audinio laikiklius, kad langą išnešti į lauką. Tvirtinami ankeriais. Kampukai grėžiami prie pamato, kad lango apačia nejudėtų, stovėtų savo vietoj. Kitų ankerių šiuo atveju panaudoti neįmanoma, kadangi pamatas yra apšiltintas jau. Tad nėra galimybės užklijuoti ant pamato kažko tais iš lauko. Jau naudojame tik tokie ankeriai, kaip sakiau, arba būna metaliniai. Tai va. Tiek iš šito objekto būtų informacijos kol kas. Nu ką, šiandien buvo sunki dienelė. Daug važinėta visur, daug skaičiuota, daryta. Ką darysi? Dirbti reikia. Ant duonos susidirbti reikia kažkaip. Bet šiaip ir įdomu. Šiaip man pačiam ir patinka tas darbas. Tas pats tokia veikla. Įdomu šiaip. Nebūtų įdomu, nedirbčiau. Tai va, objekte šiandien sudėti beveik visi langai. Liko 2 vitrinos ir toj vyrai važiuoja pabaigti. Bus tas objektėlis baigtas. Nu ką, ir viskas, pasibaigiu dar kelis darbelius. Šiandien baigsim. Rytoj vėl nauja diena, nauji darbai. Iki pasimatymo. Tarp kitko, jeigu patinka tai, ką matot, patinka, įdomu, aktuali informacija, pasekit mus YouTube'ai, mūsų kanale, pasubscribinkit, palaikinkit video ir komentuokit, jeigu kažkas įdomu, kažkokių klausimų yra apie ypatumus kažkokius montavimo, apie langus, apie duris, grindis. Sekančiose video daugiau parodysiu, bus temos apie vidaus duris, bus temos apie grindų dangą, tai nežinau, buvau maždaug rodęs, tai yra plastikinės duris, tai yra dažytos duris, medinės lauko duris, faneruotos duris, bambuko grindų danga, bambuko masyvo, plačiau kituose video papasakosiu plačiau. Laminuota grindų danga, čia pasako turbūt nieko nebereikia, vinilas, bambuko terasa, 2 spalvos sandėlyje, plastikinės duris, rankenos, aišku, priedai durims. Tai dar neturim ekspozicijos pasidarę, čia ant tos sienos planuojam, susikabinsim roletus, plisetus, tinklelį nuo odų, tinklelis duris. Žodžiu, turim visko, kas susijęs su langais, su durim, teisingai ir garažo vartai, kas komplekte reikalinga ir visi priedai šitiems gaminiams. Bet apie tai kituose mūsų video. Tai subscribinkit, laikinkit, rašykit komentarą, jeigu kažkas yra įdomu. Tai iki kitų kartų.